Sveiki! Kai skaitau Bibliją, visą laiką galvoju, kad norėčiau kartu su jumis ją skaityti, kad mes visi, kurie žiūrim, galėtume susėsti ratu ir atsivertę kokią nors ištrauką, ją kartu paskaityti. Kai skaitau Bibliją, vadovaujuosi lekcijų divina principu. Tai reiškia, kad nesirenku nei dienos skaitinio, nei pagal kažkokį tai kitą principą nesivadovauju, o tiesiog atsiverčiu bet kurią Biblijos vietą, prieš tai pašlovinusi viešpatį, padėkojusi, susikaupusi ir galbūt net uždavusi kažkokį tai klausimą. Žinoma, galima skaityti Bibliją ir pagal dienos skaitinius. Nesvarbu, kokią jūs išpažįstate konfesiją. Ar jūs protestantas, ar jūs katalikas, ar šiaip ieškantis žmogus, jūs visada galite atsiversti katalikai.lt ir ten surasti visiems metams skaitinius. Tai yra, pavyzdžiui, bet kurią dieną jūs galite atsiversti tai dienai skirtus skaitinius ir jei jums norisi, galite skaityti juos, bet ne visus, o tik tuos, kurie atliepia jūsų širdį. Lekcijų divina, tai reiškia stebuklingas, ypatingas skaitimo būdas, yra senas iš viduramžių laikų vienuolynų atėjęs Biblijos arba šventojo rašto skaitimo būdas, kuris padėdavo žmogui atrasti atsakymus į jam rūpimus klausimus arba, skaitant Bibliją, išgirsti tą vidinį šventosios dvasios vedimą. Jau sykį minėjau, o gal ir nesykį minėjau, kad lekcijų divina skaitymo principas remiasi savo širdies klausimus arba tuo vidiniu atsaku į skaitomą tekstą. Vadinasi, visiškai nesvarbu nei tas istorinis teksto kontekstas, net patys personažai nesvarbu. Tai išlaisvina mus, kurie menkiau žinom apie Bibliją, kurie menkiau ją išmanom, išlaisvina nuo to privalomo kažkokio tai žinojimo, supratimo, nes lekcijų divina skaitimo principas yra širdies santykis su tekstu. Kai skaitome tekstą, svarbu pajausti, ar tas tekstas kalba mano širdžiai, mano dvasiai. Jeigu jis nekalba, tai nesikankinkite, nereikia to. Atsiverskite kitą vietą. Biblija yra stora knyga ir dauguma jų nėra jos perskaitę. Tai drąsiai tikrai, jeigu tam tikra ištrauka jums nekalba, atsiverskite ir skaitykite kitą. Tačiau niekada negudraukite. Nedarykite iš to kokio nors burtininkavimo. Lengvumas būtinas, tam tikras žaidybinis tas elementas būtinas. Nereikia visko daryti per rimtai, bet tai neturi būti kažkokia burtininkavimo dvasia. Dievas kalba ir šventoji dvasia kalba ir tikrai pateikia atsakymus. Net pranašystės ta dvasia atsiskleidžia skaitant Bibliją. Bet tai neturi būti, paslėpti negeri kažkokie tai norai, negeri dalykai. Jei, pavyzdžiui, atsiverčiam griežtą tekstą, griežtą ištrauką ir mes jaučiam, kad mus labai liečia, bet mes užverčiam ir nenagrinėjam. Tai taip neturėtų būti. Tai šį kartą atsiverčiau ir akis iš karto užkliuvo už Sofonijo knygos, kurios aš beje mažai skaičiusi, apie ją beveik nieko nežinau, taigi matot, kaip nutinka. Beje, tai pati mažiausia, pati trumpiausia Biblijos vieta, ta Sofonijo knyga, vos keli puslapiai. 3 skyrių, 14 eilutė. Ir ištrauka yra be galo graži. Ir štai kaip mes ją skaitome. Aš jums trupučiuką padėsiu, tarsi pademonstruosiu tą skaitimo būdą.
Ir tai bus pirmas būdas skaityti. Bet bus dar ir antras būdas. Pirmas būdas tai yra toks, kai mes dabar skaitysim ir tiesiog tuos žodžius išsiversime į mūsų gyvenimo, mūsų kasdienybės kalbą, pritaikysime mums paprastiems žmonėms. Antras skaitimo būdas būtų ne kiekvieną sakinį nagrinėti ir pritaikyti, išsiversti į mūsų kalbą, o žiūrėti tik tam tikrus žodžius arba frazes, kurios liečia jūsų širdį. Pavyzdžiui, ištrauka gali būti netgi ilgoka, kaip ir šiuo atveju, 14 ir 26 eilutės ir 14-20 eilutės. Bet iš tų eilučių gali būti tik tai viena frazė, kuri lies jūsų širdį. Ir tada jūs ilgai žiūrite į tą frazę, skaitote tą frazę, tarsi panyrate į tą tekstą, galite net tą frazę įsivaizduoti, pamatyti. Ir per ją jums prabils viešpaties dvasia. Per tai, apvaizda prabyla, per tai prabyla šventoji dvasia. Kartais, kaip sakiau, net ir ta pranašystės dvasia. Bet dabar mes skaitysime tuo pirmuoju būdu, o antrąjį paliksiu jums kiekvienam individualiai. Taigi Sofonijo knyga, 3 skyrius, 14-20 eilutės. Krykštauk iš džiaugsmo, Siono dukterie, šauk Izraelį. Visa širdimi džiaugis ir džiūgauk, dukterie Jeruzalė. Kreipinys, matot, labai gražus kreipinys, kuris iš karto nuteikia ir tam tikrą motyvą užduoda džiaugsmu. Ir džiaugsmas pakartojamas net kelis kartus, net 3 kartus. Iš džiaugsmo krykštauk, džiaugis, džiūgauk, visa širdimi džiaugis. Reiškia, motyvas mums skamba labai stipraus džiaugsmo. Vadinasi, turim net ir nuteikti savo širdį, kaip bebūtų, kas ar sunkumai, ar problemos jūs slėgtų. Reiškia, viešpats sako, žmogau, dabar tau ateina laikas džiaugtis, džiūgauti, viskas bus gerai. Ir kreipiniai, Siono dukterie Jeruzalė, Izraelį, atkreipia mūsų dėmesį ir į moteris, ir į vyrus, gal šiek tiek daugiau akcentuoja tą moteriškąją santykių liniją. Tai yra dukterie, santykis su dukterimi, reiškia labai artimas ryšys. Jūsų, kurie klausote šį komentarą, ryšys su Dievu yra tas labai artimas. Dievas į jūs kreipiasi dukterie. Ir šauk Izraelį. Viešpats atšaukė tau skirtą nuosprendį, jis nušlavė šalin tavo priešus. Štai ir pasako, dėl ko mes turim džiūgauti, dėl ko mes turime 3 kart stipriau ir daugiau džiūgauti. Siono dukterys, Jeruzalės dukterys, ir Izraelio sūnus, sakykime, nors sūnaus šiuo atveju nėra paminėta. Taigi tarsi šitas skaitinys labiau yra toks skirtas, jeigu mes bandytume versti į tą mūsų kasdienę kalbą, tai jis labiau yra skirtas moteriams. Dėl ko džiūgauti 3 kart stipriau, nes jisai nušlavė šalin tavo priešus. Reiškia, drąsiai galite atsipūsti ir sakyti, kad kažkokia problema ar sunkumai ar užduotis, bet kas slėgia jūsų širdį, bus išspręsta. Bus viešpaties dėka, jo pagalba, šalin visi priešai nušluoti. Nebus jokio nuosprendžio, nieko neįvyks. Ir net toliau viešpats patvirtina, Izraelio karalius, pats viešpats yra tavyje. Matot, Siono dukterys, Jeruzalės dukterys, dėl ko visi priešai bus nušluoti? Todėl, kad jumyse yra Izraelio karalius, pats viešpats, yra tavyje.
atsimenate, kaip visada sakau, kad mes turime tą pagal jo paveikslą ir panašumą sukurtą, instaliuotą kažkokį tai dieviškumo kodą. Patvirtina Biblija visą tai. Pats Viešpats yra tavyje, Siono dukra, Jeruzalės dukra. Reiškia, nesvarbu iš kur jūs, iš kokio miesto, iš kokio jūs krašto. Jūs esate tuose dukterystės santykiuose su Viešpačiu, nes jis yra jumise. Jis labai stipriai veikia jumise ir Viešpačiui gera būti jumise. Ir dar kartą Viešpats pabrėžia, tau daugiau nebereikės bijoti nelaimės. Tai tikrai dar kartą raginu, jeigu buvo kažkokio nerimo, aukštyn širdis, paskaitykite šią ištrauką, dar kartą pamatykite tas eilutes, kad nebereikės bijoti jokios nelaimės. Ta diena Jeruzalėje bus sakoma, jums vat šią dieną yra sakoma, šią dieną, kai jūs žiūrite ir kai klausote, nebijok Sione, nenuleisk rankų. Vadinasi, jeigu kažkas iš jūsų nuogastavo, pergyveno, krimtosi, nebijokit, nenuleiskit rankų, jeigu dėl kažko abejojot. Eikite pirmyn, darykite, svajokite, mylėkite, tikėkite, nenuleiskite rankų. Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas yra tavyje. Antrą kartą pakartoja ir sako, pergalę teikiantis galiūnas. Džiūgaukim Siono dukterys, Jeruzalės dukterys, pergalę teikiantis galiūnas yra tavyje. Antrą kartą pakartoja. Jis noriai džiaugsis tavimi. Džiaugsis jumis Viešpats. Džiaugsis dėl to, kad jūs įveiksit kažką. Džiūgausit. Jis džiaugsis kartu su jumis. Nes iš pat pradžių buvo raginimas džiaugtis. Ir tada dar Viešpats tą džiaugsmą jumise padidins, patrigubins. Džiaugsis kartu su jumis. Atnaujins tave mylėdamas. Ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas, kaip džiūgaujama iškilmių dieną. Girdit, kiek daug žodžių yra džiūgaus, giedodamas, tave mylėdamas, atnaujins tave. Reiškia, pasiduokite tam Viešpaties raginimui džiaugtis, pasiduokite tam Viešpaties troškimui būti jumise, gyventi jumise. Pajuskite tą Viešpaties galybę savyje, nes Viešpats sako, aš esu tavyje, Jeruzalės dukra. Ir tave mylėdamas atnaujinsiu. Vadinasi, nebus jokių skaudžių transformacijų. Tave mylėdamas atnaujinsiu, iš didžiulės meilės tau kažką tai padarysiu, kad tau būtų kuo geriau, kad tu galėtum džiūgauti kartu su Viešpačiu, Viešpats kartu su tavimi. Matot, dangus šitiek daug deda pastangų ir šitiek daug daro, kad tik tai žmogus būtų laimingas. Ir net tie, kurie klauso šituos žodžius, patikėkite tuo, net jeigu jūs ir nesate tikintys, net jeigu nesate krikščionys, patikėkite šituo stebuklu, kad taip yra. Taip yra šitoje žemėje, šitoje visatoje. Viešpats daug daro dėl mūsų. Bus ta iškilmių diena, vadinasi, šventė jūsų sieloje, jūsų širdyje. Jūs galbūt kažką susitiksite, su kažkuo pasikalbėsite, kažką aplankysite, galbūt iš tikrųjų važiuosite pas kažką į svečius. Kažkas bus labai gera, malonaus, o gal tiesiog gatvėje su kažko pasišnekėsite. Ir irgi tas santykis, tas džiaugsmas, jisai trykš į visas pusės, va ta iškilmių diena. Jinai gali būti bet kuri diena, net kasdienybė. Atitolinsi nuo tavęs nelaimės, dėl kurių tu kentėjai pajuoką. Tikėk manimi. Tai jeigu su jumis buvo kažkas negera,
buvo kažkokie priešai bus nušluoti, visos nelaimės bus atitolintos, patrauktos. Nes viešpats atnaujins, mylėdamas viską perkeis. Pasitikėkit viešpačiu, pajuskit tą vidinį džiaugsmą, išsilaisvinkit ir atitolins visas nuo jūsų nelaimės, dėl kurių kentėjot. Nebekentėkit, tikėkit manimi, sako viešpats, tikėkit viešpačiu, tikėkit viešpaties žodžio gale. Ir toliau žiūrėkit, jisai užtvirtina, tarsi garantuoja, tuo metu padarysiu galą visiems, kurie tave engė. Vadinas, galbūt kažkas jumis naudojosi, gal kažkas manipuliavo, gal kažkas kitką blogai darė, gal apgavo. Kažkas engė, tai visi, kurie engė, bus padarytas galas. Galas tiems sunkumams, kurie, buvo. Išgelbėsiu raišuosius, surinksiu paklydusius ir permainysiu jų gėdą į gyrių ir garbę visoje žemėje. Čia reiškia tą mūsų vidinį raišumą, paklydimą, gėdą, tą, ką mes patyrėm prieš tai, dėl ko jautėmės engiami, ujami galbūt, kažkokį sunkumą. Visi sunkumai, visos problemos daro mūsų raišais, paklydusiais. Tai viešpats sako, išgydysiu tavo raišumą, tą paklydimą, viską padarysiu dėl tavęs, kad tik tu džiūgautum. Visą tai pakeisiu į didelį gyrių ir garbę. Įsivaizduojat, ką dangus jums linki, ko dangus jums linki, visą tą skausmą, visą tą raišumą, visą tai, kas jumise yra, tas paklydimas, tas kažkoks sunkumas, neįgalumas dvasinis, visa tai bus pakeista į garbę ir gyrių. Ir sako, tuo metu parvesiu jūs namo. Reiškia, jūs susitiksite su savimi, su savo tuo vidiniu aš, pajusite ryšį su savimi, su savastimi. Ir tuo laiku jūs surinksiu. Reiškia, jeigu mes išsibarstom, viešpats jūs surinks jūsų tą vidų, jūsų tą širdį, mūsų tą vidinį aš, vidinį tą gražiausią, dvasingiausią žmogų, tą dvasinį žmogų. Padarysiu jūs garbingus ir giriamus visose žemės tautose, kai sugrąžinsiu jums matant tremtinius. Reiškia, kartais mes save ištremiam patys iš savęs, tai jis mus sugrąžins į save, jis dar kartą tai patvirtina ir sako, padarysiu jūs garbingus, giriamus. Taigi tik tai krykštaukit iš džiaugsmo, džiaukitės, džiūgaukit kartu su viešpačiu. Ir štai matot, kaip gera yra skaityti tą Bibliją, būtent tokiu principu, kai mes paprastą ištrauką pasiėmę, tiesiog ją įsiverčiam į paprastą kasdienybės kalbą ir gaunam nuostabų atsakymą į rūpimą klausimą. Nes aš tiesiog atsiverčiau Bibliją, prašydama viešpaties, ką viešpatė nori, kad aš perduočiau. Ir šitą ištrauką dabar, kai aš ją perskaičiu su jumis, jinai man irgi yra atsakymas. Ir labai reikšmingas atsakymas į tam tikrus klausimus. Nes mes visi patiriam ir sunkumų, ir kitų įvairiausių užduočių. Ir štai šitą ištrauką drąsina džiūgauti, krykštauti. Nes viešpats mumise, viešpats viską pašalins, visus engėjus, visus priešus. Taigi Siono dukterys, Jeruzalės dukterys ir Izraelį ir Izraelio sūnus turbūt, nors sūnų nemini, tai tikrai reikia visada šiek tiek taip, atidžiai žiūrėti, į ką kreipiasi tekstas. Bet, žinoma, galima čia tikrai visą tai adaptuoti kaip apskritai visiems, kurie tai skaito, kurie tai girdi. Kartais galima detaliau žiūrėti, kartais galima abstrakčiau, viskas priklauso nuo jūsų vidinio to
palankumo, to rezonavimo. Rezonuoti yra labai geras žodis, reiškia atsiliepti, atliepti, kiek jūsų vidinis tas balsas atsiliepia šitam tekstui. Jeigu ne visam, tai galbūt jeigu norėsite, paskaitykite. Dar kartą primenu, Sofonijo knyga, 3 skyrius, 14-20 eilutės. Ir galbūt jūs pamatysite tik tai vieną frazę, o gal 2, o gal 3. Ir tada jūs galite dar tuo kitokiu lekcijo divyną būdu paskaityti. Tikiuosi, šis senas, galima sakyti, mistinis, paslaptingas Biblijos skaitimo būdas atėjęs iš viduramžių vienuolynų laikų ir šiandien yra aktualus ir padedantis mums pajusti tą viešpaties vedimą, viešpaties balsą, pajusti tą šventosios dvasios raginimą, kiekvieną dieną atsiversti šventąjį raštą ir ypač jeigu turite klausimų, jeigu turite kažkokių tai neaiškumų gyvenime, pabandykite štai taip skaityti, rasti atsakymus į jums rūpimus klausimus. Ačiū Jums, ačiū, kad esate, būkite palaiminti, krykštaukite iš džiaugsmo, nes viešpats gyvena jumyse ir jis atnaujins jūs mylėdamas. Ir tebūna ši diena jūsų iškilmių diena. Iki kitų susitikimų.